Oho. Žinai, net kažkiek abejojau, ar ateisi. Jeigu pasakiau, kad ateisiu, tai ateisiu. Keistą vietą pasirinkai susitikimui. Tokia nieko čia keista. Čia vaikų namai? Aš čia augau. Ko tu čia sugrįžti? Nesakyk, kad nostalgija, nepatikėsiu. Ne, tikrai ne nostalgija. Čia gal labiau terapija man. Žinai, atvarai čia ir supranti, kad ne viskas, kas dabar vyksta, yra taip blogai, yra buvę ir blogiau. Ir ryškiai. Nebejoju. Žinai, kai mane šovė, tiksliau mano tėvas šovė, aš buvau kartu, buvau jam ant rankų, jis parkrito ir aš buvau po juo. Man pavyko kažkaip ištrūkti ir pabėgti. Aš bėgau per mišką ir išbėgau į kelią. Tada sustabdžiau mašiną ir ten vienas geras žmogus nuvežė mane vienam geram policininkui. Mano tėvui. Jo, tavo tėvui. Jis mane priglaudė ir nuolat manim rūpinosi. Aišku, auginti negalėjo, nuvežė vaikų namus, bet nuolat lankydavo ir aš kažkaip visą laiką laukdavau, kad jis atvažiuos. Siaubingai laukdavau. Ir kiekvieną kartą tikėdavausi, kai jis atvažiuos, jis mane pasiims ir prasiveš pas save į namus. Bet taip niekada ir neįvykdavo. Ir kai jis išvažiuodavo, aš imdavau jo nekęsti, siaubingai nekęsti. Atrodo, galėdavau jį pasmaugti, užmušti. Bet žinai, tada praeidavo kelios dienos ir aš vėl imdavau jo laukti. Žiauriai jo laukti, kada jis vėl atvažiuos, jis galbūt mane vėl pasiims. Bet po to, po kurio laiko aš tiesiog lioviausi nekęsti. Tai žinai, tada tas laukimas tapo toks lengvesnis. Nu, pasikvieti mane čia. Taip pats ir kalbėk. Tik su viena sąlyga. Apie Laurą mes čia nekalbėsim. Ne apie Laurą, apie Koganą. Užversti bandė. Ką? Kas? Kas užsakė? Nežinau. Kvailiausia yra tai, kad vienas žmogus sutrukdė tai padaryti. O tas žmogus buvo aš. Nu ja, neapdairu, sakyčiau. O dar neapdairiau yra tai, kad mane irgi uždarė į tą rūsį, kankino elektrošoku. Nes galvoju, kad tai mano darbas. Nu, negali sakyti, kad neturėjai pretekstą. Jo, bet sėdint tam rūsį man atėjo nušvitimas. Koks? Kad reikia ištaisyti savo klaidas, kol Koganas nepadarė naujų. Nori užverst Koganą. Ir kuo greičiau. O Laura? O ką Laura? Tu nori užverst jos tėvą. Žinai, jie nebūtina visko žinoti. Nu jo, tradicinė lietuviška šeima, kur atvirumas vertybė. Tai tu už? Jo. Nu. Šūdas, nu ką tai reiškia? Pinigai bus greitai. Čia nėra jokio kabliuko, nėra už ką užsikabinti. Tėvai, nusiramink. Ką nusiramink? Šūdas, nu ką tai reiškia? Pinigai bus greitai. Čia nėra jokio kabliuko, nėra už ką užsikabinti. Tėvai, nusiramink. Ką nusiramink? Už ką užsikabinti? Viktorija. Taip, rašai greitai. Tegul šneka, nusikšneka. Nereikia, mes negalim persistengti, mes turime išlaukti. Markas yra teisus, nusiramink, nereikia perspaust, Fredi, Aš neperspaudžiu, aš tik garsiai kalbu ir viskas. Klausyk, o gal mes tikrai pabandykim būti Sherlockais Holmesais, žiūrėk, policininkė nužudyta. Tu ir aš esam užsakyti, taip? Tai gal čia yra koks nors tarpusavio ryšys? Jūsgi daugiau žinot. Tu žinai, Markai, užkniso mane ta Kamilė. Kažkokia nesveika ir niekad neina atsifutbolinti. Aš vis galvoju, kaip čia geriau viską išspręsti. Bet ačiū tau, Markai. Ačiū tau, kad tu sutikai padėti išsaugoti šeimos verslą, nes kai tėvas ligoninėje ir aš čia perėmiau verslą,
Tai atsirado visokių veikėjų, kurie kėsinasi. Pavyzdžiui, Keinys. Ergizas ligoninė. Jo verslas ant klaustuko. Visą verslo valdymą jis perdavė tam babaušiui savo sūnui Gizui. Reikia viską perimti. Man reikia trumpam. Fredi. Nu, gal viskas bus gerai. Ačiū tau. Už ką? Man dabar tau aiškinti, už ką? Už viską. Aš viena nebūčiau susitvarkius. Tik čia realiai nieko nereikėjo daryti. Vis tiek ačiū. Ir atsiprašau. O šitas jau rimčiau, už ką atsiprašai? Ne, nu tu juokauji. Atsiprašau, vadinasi, atsiprašau už viską. Ne, šitas taip nekonkrečiai man netinka. Tu normaliai gali įvardinti, už ką atsiprašai? Nu kam tau to reikia, ką? Ką man reikia? Man įdomu, ar tu pati supranti iki galo, kas čia paskutiniu metu įvyko, ką? Nu gerai, elgiaus kaip durnė paskutinė. Atsiprašau aš. Aš suprasiu, jeigu tu nenorėsi su manim daugiau niekada bendrauti. Tiesiog atsiprašau tavęs. Aš jeigu nenorėčiau bendrauti, man čia nebūtų. Papa, Markai, zdrova. Sveikas. Sveikas, nu. Tu žinok, man toks pachmielas. Jaučiu blogiausia diena mano gyvenime. Mano diena irgi nelabai. O ką? Tau irgi pachmielas? Ne pachmielas. Tėvą nušovė. Čia turim tai? Ne, juokauju. Markai, užuojauta, aš net nežinau, ką pasakyti. Nieko nesakyk, žodžiai dabar nieko jau nepakeis. O tu bent žinai, kieno čia darbas? Nieko, aš nežinau. Gizai, ką tu čia klausinėjai nesąmonės? Man šokas, ar tu pats nematai? Okei, seni, tu gal įkalt nori ar pašiniot, palengvėti? Nieko aš nenoriu. O tu bent įsivaizduoji, kas čia buvo suinteresuotas? Nežinau, kas buvo suinteresuotas. Bet tas, kas pašalino mano tėvą, nesutarė ir su Keiniu. O prie ko čia tas Keinys? Keinį irgi nušovė. Ta prasme. Ta pačia prasme. Ko tu nesupranti? Keinį nušovė, nebėra Keinio. Viskas, finita, basta. Seni, nu pas tave ir naujienos. O tu, Markai, nesupykot, aš klausiu, bet... O kodėl tu čia pas mane atvarėjai? O ką, negaliu pas tave atvaryti? Ne, tai aišku, senu, kad gali, bet šeimoje tokia tragedija. O kuo aš tau galiu būti naudingas? O pats nežinai? Ne, nu, aišku, kad nežinau. Rimtai nežinai? Okei, Markai, paprikolinai, nebejokinga. Ai, nebejokinga tau jau. Sakyk, ko tu nori iš manęs? Tai aš noriu, kad tu pats pasakytum. Ką pasakyčiau? Gerai pagalvok. Ką tu čia? Gal šitas padės prisiminti, ką? Markai, nusiramink. Seni, nusiramink, davai, pašnekam normaliai. Tai davai kalbėk, šiukšlė, klausau tavęs. Markai, aš nežinau, ką tau turiu pasakyti. Štai aš žinau, ką tau pasakyti, ką? Gerą planą sugalvoji, ką? Kamilę nušaut, ką? Mano tėvą su Keiniu irgi užmušt, kad jų verslą perimt. Ką tu čia svaigsi, Markai? Nekieks! Einam. Dabar! Greitai! Tai ačiū tau, kad parvežiai.
Tai viskas okei, nėra už ką. Yra už ką. Ir už viską, ką šiandien dėl manęs padarė, ačiū. Nu irgi nėra už ką. Nu gerai, yra už ką. Gal užeisi? O aš jau galvojau nepaklausti. Gizai! Tipo, nieko nėra namie? Bet Marko mašiną tai kieme keisti, ne? Man tai, žinai, kažkaip visai nekeista. Nes Gizas toks pachmielnas šiandien buvo, kad greičiausiai taksą išsikvietė ir dar Marką išsitempė mestam. Nu, nežinau. Markas paskutiniu metu praktiškai netusina. Jo? Nu, bet gal. Patikėk, jeigu Gizas kažko užsigeidžia, jis kaip perkia, įsisiurbia ir nepaleidžia, kol negauna savo. Nu, gerai. Tikiu. Mes gal einam pas mane? Na, gal kas kokių minčių turite? Aš turiu klausimą. Klausk. Rimas ten yra labai ilgai vienas ir surakintas. Čia ne klausimas, čia teiginys. Arba dar tiksliau, nuomonė. Gerai. Tada klausimas. Gal mes galim paleisti Rimą? Ne. Kol nepaaiškės daugiau detalių apie tai, kas čia įvyko, apie jokius paleidimus negali būti nė kalbos. Nu, bet jisai... Jokių, bet. Panelė Viktorija, geriau sėdėkit ir tylėkit. O, Markas parvažiavė. Atrodo ne vienas. Marka, aš tikrai nežudžiau tavo Patylėk, aš tave jau seniai perpratau, viskas sutampa. Nusisuk ir eini. Patylėk! Šūdo gabalė, aš tau turiu 2 naujienas ir dėja abi blogos. Kaip jau sakiau, aš tave perpratau. Antra, dėja, bet Keiniai su mano tėvu yra gyvi. Patylėk! Nusisuk ir eini vidų. Greičiau. Nu, kas čia dabar? Ant kelių. Kas čia per cirkas? Ant kelių. Atpažįstat, kas čia toks? Taip, aš puikiai jį pažįstu. Čiagi Gizas, Henriko Fergizos sūnus. Nu, aš nepažįstu, bet aš žinau, kad toks yra. Kas čia per cirkas? Čia ne cirkas, tėvai. Jūs esate teisūs, taip, čia tas pats Gizas. Žinot, kas jis dar toks? Tas pats žmogus, kuris čia už visko stovi. Ką tu pasakei? Markai, palauk, o kaip tu įsiaiškinai? Hebra, patikėkit, čia kažkoks nesusipratimas, aš čia tikrai ne prie ko. Markai! Markai, vai! Markai, sustop! Markai, Markai! Nesusipratimą! Baik, Markai! Markai! Markai, baik! Dabar taip, giliai pakvėpuoji ir nusiramini. Ir aiškink, kas čia vyksta. Kokiais argumentais tu čia viską darai? Ir man nepatinka, Markai, kad užsiminėjai į saviveiklą.
ir tempi čia įtariamuosius, kaip katinas pelės į namus. Prieš tai su manim nepasitaręs. Patikėk, tėvą, aš žinau, ką darau. Gerai, Markai, viskas. Jeigu tai tiesa, jis tuoj pat atsidurs Boroko vietoj. Dar trūksta argumentų, kad čia ne jisai. Jisai turėjo pretekstą nužudyti tiek Kamilę, tiek tave, Vladai, tiek tave, tėvai. Tu dar kartą nusijuok, prašau tavęs, nusijuok, pabandyk dar kartą nusijuokti. Ne, nu čia tai anekdotas. Girdėjęs tokia nesu. Markai, nu. Taigi viskas jų ta baltai siūlai. Kokiais dar siūlais, baltais? Palauk, nei argumentų, nei įrodymų. Kokių dar tau reikia argumentų, kokių įrodymų? Pateik argumentų, kad čia ne jisai. Va tau, va šitas gyvas argumentas ir įrodymas, na. Nu, atleisk, Gizai, ką aš dabar apie tave pasakysiu. Žinok, jeigu tu jį geriau pažintum, tai tau net nekiltų mintis, kad jis gali ką nors sugalvoti, supras, nu. Jis yra ribotų sugebėjimų, tėvelio sūnus iš viso, nu, pijokas ir niuchas dar. Nu, ne jo smegenėlėms apskritai, nu, sugalvoti va tokį master planą. Nu, nėra čia kopyt, Vladai. Debilas aš... Patylėk, niekas tavęs iš vis neklausia, gerai? Dabar taip. Turim dvi nuomonės. Mano ir neteisinga. Kas toliau? Markai, aš sakiau, trūksta paprasčiausiai įrodymų. Tai iš kur tu parausi tų įrodymų dabar, ką? Tai nusiųskit ant savo kontakto SMS ir jei atrašys, tai jis ne aš. Nu, bravo, Gizai, gerai sugalvojai, nu. Nu, sakiau, kad nedebilas. Matai, Gizai, pagerinai savo vyzdą, bet ne savo naudai. No, tai ką? Nu tai persirenk ir varom. Ta prasme persirengti. Aš apsirengus jau. Tu nori pasakyti, taip į miestą varysi? O kas blogai? Ne, nu nieko, viskas gerai. Sakyk. Tau šalta nebus? Nu ne. Gerai, varom, dar prasuksim pro vieną vietą greitai. Okei. Rašyk. Prašau. Kažkas vyksta. O, atrašė. Sakiau, kad ne aš. Tu dar kartą nusijuok, aš tave čia vietą nusijuosiu. Liaukai, sakau. Turėk rūmą, po velnių! Atsuk tu nuo jo! Tu pats pasiaiškink, kas čia vyksta. Kas man dabar čia vyksta? Jeigu tavo manimo viską padarė Gizas. Kas vyksta, jeigu... Kažkokia tai podstava, jis ne vienas turbūt dirba. Sakau, tu turėk rūmą! Gerai, pasitraukitės. Duok tą telefoną. Eik į vietą! O Jėzau.